susitelkusi nei tais laikais mūsų tėvynė ir rusai jau ilgas laikas negali paklubdyti šios mažytės, bet nepaprastai narsios tautos. Įdomu tai, kad jos kova turi daug bendro su mūsų partizanų kovomis. Dabar rusų oficiali valdžia čečėnų karių junginius vadina bandformirovanija. Tokiu pat terminu buvo vadinami ir mūsų partizanų būriai. Mūsų kolaborantai meldė atsiųsti kiek galima daugiau okupantų kariuomenės. Ta pati dabar daro čečėnų tautos išdavikai. Okupantai ir jų pakalikai Lietuvoje skelbėsi gelbstį taikius gyventojus. Ta pati dabar skelbia rusai Čečėnijoje. Istorija rodo, kad teisūs idealai visada laimi. Partizaninė kova Lietuvoje buvo galų gale užgniaužta, tačiau ji virto tyliąją tautos rezistenciją, disidentinių judėjimų ir susidarius palankioms aplinkybėms komunizmui Rusijoje visai išsikvėpus, Lietuva vėl atėjo į nepriklausomybę. Gaila, kad dabartinė Lietuvos valdžia, visokie premjerai ir ekscelencijos ilgai murdėsi po komunistinį liūną, tebėra persisunkę komunistinių tvaikų, su pagarbia baime vis dairosi į Maskvą ir nepaisydami Lietuvos interesų, slapčia velka ją atgal į siaubingąją, nors ir apgriuvusią rytų imperiją. Žodžiais jie pakalba kartais lyg ir nieko, tačiau darbai liudija visai ką kitą. Vis dėlto Lietuva dar nepriklausoma. Turime tikėti, kad nepriklausomybės neprarasime, o jei taip atsitiktų, gal sugebėsime ją ginti, kaip gynė Lietuvos partizanai prieš 50 metų. Gyvenimą. Kai kam tai nepatinka, kai kam tai lyg rakštis, skaudi rakštis, bet ką padarysi, teisybė turi būti. Vieną kartą dalykus turime pavadinti tikraisiais vardais. Atėjo laikas nuo kilnaus partizano vardo numesti niekinantį bandito žodį primestą okupantų. Jei kas iki šiol nesugebėjo, tegul pažiūri bent dabar į praeitį iš mūsų tėvynės Lietuvos, o ne iš okupantės Rusijos pozicijų ir viskas turėtų atsistoti į savo vietas. Šis koplytstulpis, šis žemės lupinėlis apie jį, kaip sakė mūsų klebonas, nuo šiol šventas. Ši vieta bus šventa ir iki šiol ji buvo šventa, tik ne visi apie tai žinojame. Virš susimaščiusi rūpintojėlio iškilę 3 kryžiai bus vieta, kurią lankysime tautos švenčių progą, kur uždegsime žvakutes visų šventųjų vakarą. Tai bus vieta, kurioje neturi vysti gėlės. Ilgai niekinti ir kolioti mūsų broliai ir seserys, kovoja už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, turi grįžti į mūsų širdžių atmintį. Aukštaičių partizanų poetė Diana Glemžaitė, žuvusi 1949 metais, tartum kuo ryškiausiai nujausdama savo asmeninę žūtį, tačiau mūsų tautos atgimimą 90-mečio pabaigoje. Prieš žūdama ji rašė: o juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdanti mišką baltas vytis pakils ir padangiai aukštoj suspindės. Mūsų kraujas giedos, pro gimtinės velėną ištryškęs ir ant kapo ryškaus šviesios taurės lelijų žydės. Partizanė tikėjo, kad Lietuva tikrai bus laisva. Partizanų kovos ir aukos dėka dabar ji laisva. Mūsų pareiga vykdyti partizanų valią ir ją laisvą išlaikyti. Ačiū. Nelengva mums atėjus prie paminklo prisiliesti prie mūsų skaudžios istorijos. Kiek tokių alsėdžių mūsų tėvų žemėje Lietuvoje. Alsėdžiai, Varniai, Kartena, Rietavas, Plungė, o ypatingai Rietave buvo žiaurūs stribai ir rankavedystai.
Man teko čia sukinėtis aplinkui. Teko matyti rietave guldomos ir guldomos kūnus. Tai žiauru, žiauru prisiminti. Mes visi, kada prisiliečiame prie žemės kruvinos, dar tiek daug nesurastų mūsų brolių sesių. Kiekvienoje sodyboje, kiekviename kaime, jų ne vienas, ne du, 10, o valsčiuose 100. Einant per Lietuvą, Aukštaitiją, Suvalkiją, man teko atrastų po 30, po 50 dalyvauti šitose tragedijos prisiminimuose. Tai kraupi mūsų tautos istorija. Lietuvių tauta važiavo į Sibirą su malda per kalėjimų kasimatus ėjo per mirtininkų kameras. Ir šiandien atėjo diena, kada kėlėsi tauta. Ir šiandien mes vėl esame liudininkai tos baisios praeities. Visoje Lietuvoje, tiek Alsėdžiuose ir visur liejosi partizanų kraujas. Bet jie gal ne dėl tokios Lietuvos guldė gyvybės, kokia yra šiandien. Bet čia tik yra laiko vardan mūsų kartų, vardan mūsų tėvynės laisvės. Ir šiandien, kada mes stovėme šitame žemės lopinėlyje, kur čia yra plaistyta partizanų krauju, eis amžiai, eis telsis naujos kartos, liks praeitis, bet iš tos praeities metraščių mūsų aidai semsis jėgų ateičiai. Kauliai guli, nieks neužvoksė jų veidų, kada ant akmenų gulėjo, nieks neprisiminė maldų, kada vežimas nuvedė amžinos garbės, kurios ir budeliai težino. Ir žaismo turę, ne prie namų, ne po klevų. Šauliai ir ginklo broliai savanoriai, taipogi malonus miestelio gyventojai ir jūsų svečiai. Šiandieną didelė garbė mums čionai susirinkusiems būti šitoje vietoje, ten, kur mūsų tautiečiai, lietuviai atidavė savo gyvybės ir šią žemę sulaistė savo krauju. Pareikalaus naujų aukų, jos bus, tėvynė bus ginama. Jeigu šiandieną dar nereikalaujama iš mūsų paimti ginklo į rankas, tačiau yra dar kitas darbas didžiulis. Kaip jūs žinote, nebeužilgo. Prie kelio, ko nuleido žaliosios šakos, sudūmojo jaunieji broleliai, laisvės dalią tėvynei parneš. Sudūmojo jaunieji broleliai, laisvės dalią tėvynei parneš. Mes išėjo mus tėviškas valskas, su širdimi akim atvirom, motinėlei įtikro laimėm, savo mylimom rankom gerom, motinėlei žygi palaimėm.
mylimom rankom gerom. Jei manęs turi manęs sulauksi, neliūdėk ilgesingai lange. Yra užrašyta Jonas Kuodis, 1995 metai. Jonai, ateik čionai biški. Gėlė. Tai čia autoris. Šitas žmogus Plungės rajone jau padarė daug paminklų. Turbūt ant pirštų rankų jau nebesuskaičiuoti. Ir Rainių kankiniams, ir Plungės partizanams, ir kaimų partizanams jo rankomis padaryti paminklai ilgai stovės. Suteiktume žodį Plungės savivaldybės administratoriui Domarkui. Kada mokyklose ir pasaulyje buvo skelbiama, kad jau pastatytas socializmas ir einam išvystytą komunizmą. Taip, buvo istorija mokyklose, kuri pasakojo vieną, bet kokia buvo artima ir širdimi suprantama istorija, kai mano bočiai vakarais pašnibždom pasakodavo apie tas dienas. Nebuvo ne vienoj knygoj tada parašyta, bet priimdavau širdim ir turbūt kiekvienas lietuvis, kuo jis ir stebina pasaulį, kad 88 metais vos Vingio parke įsižiebus kibirkštėlė uždegė laviną, kuri atstatė nepriklausomybę. Nes 50 metų okupacija mūsų Lietuvos didžiausius vyrus, didžiausius protus išžudė, ištrėmė į Sibirą ir tarytum jau buvo sunaikinta lietuvybė, nes anūkui tėvas sūnui pasakytų, stok, ir visa Lietuva pakilo. Ir užgimęs mūsų širdise yra gyvas mūsų bočių pasakojimuose, mūsų tėvų pasakojimuose. Ir čia tik simbolis, kad atsivedus savo sūnų, parodyčiau šitą vietą, kad būtent čia buvo. O istorija ir partizanų dvasia visada bus mūsų širdise. Palauk manęs, kūčių žvaigždėtą naktį, prie šulinio palinkusios mirties. Palauk manęs, kūčių žvaigždėtą naktį, prie šulinio palinkusios mirties. Sugrįšiu ir be tako ir be kelio, tėvynės pasiilgusi liūdna. Bus vakaras, suklupęs prie smūtkelio,
Ateina prie vėliavos. Šalia jūsų mes. Ir nesitrauksim, nors pasaulinis tvanas sulygint mus pėdas su žeme. Priesaikai pasiruošti. Prisiekiu. Šauliai savanoriai. Lygiuot. Ramiai. Prisiekiu visagalio Dievo ir lietuvių tautos akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Šaulių sąjungos nario pareigas, ginsiu Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nuo visų jos priešų, nesigailėdamasiu savo vadovybės įsakymus, saugosiu man patikėtas paslaptis, niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu, rūpinsiuosi Respublikos gerovę, visur elgsiuos kaip dera klusniam ir narsiam šauliui pridera ir visada dirbsiu tėvynei Lietuvai, man sulaužius šią priesaiką, te nubaudžia mane Dievas ir pasmerkia mūsų tauta. Laisvai! Priklaupė dešinį kelią ir bučiuoja Plungės kuopos vėliavą. Kepurė nusiim. Misijos pulkininkas partizanas. Žengte marš. Dabar
Falar do turno. Visi gyvi, vienas va šitai gyvas. Kas savo vietų, jeigu dar nenugriovė, atras. Ne, aš turbūt nevalau. Galit praeit, o už 15 metrų kitas panašus bunkerys. Pasižiūrėkit. Įsidėmėkit, kad paskui nesakytų, kad čia nebuvo bunkerių, jūs savo akim pamatysit. Po 48 metų. Pelkės maždaug kilometras ir 200 metrų yra 4 bunkeriai. Į vakarus palei upelį yra 9 bunkeriai. Į rytų pusę yra partizanų štabas buvęs, tai dar vienoj. Vienoj vietoj bunkeriai, kitoj vietoj vėl bunkeriai. Tai va, pasižiūrėkite, Modernas bunkerys ir antras bunkeris. Čia mes tik tai čiut-čiut esam pajudinę žemę, bet kasinėjimai žinome, kiek sąlygiai bunkeriai. Tenai 8. Yra žuvę partizanai. Metų, liekanų, tupišą automatų ir šiaip visokių reikmenų, barzdai skusti, lėkščių, šovinys su dakčiu, matyt lemputė buvusi lempelė ir šiaip savo diržų sakčių, batų liekanų. Viską surinkom, radom net sidabrinių pinigų litų. Taip pat radom ir kitokių monetų, kurios matyt partizanas laisvalaikiu pasidžiaugdavo, turėdavo, reiškia draugams matyt parodyti. Va, čia šituose Stanislava Stanienė. Deja, iš vyrų daugiau turbūt nieko nėra likę. Tėvynės ginti išėjo broliai, tylūs bet narsūs kaip sakalai. Tėvynės ginti išėjo broliai, tylūs bet narsūs kaip sakalai. Vaitojo vėjai plačios laukos, kvatojo ginklai, sprogo granatos. Vaitojo vėjai plačios laukos,
Dėmesio. Stanis Kazimieras greitai ir... Broliai, sesės. Pirmoji bunkerį, tada aš atpažinau, iš kur buvau išvežtas 47 metų, sausio 17 dieną. Kokiais žodžiais dabar kreiptis jūs, broliai, seseris, ir jaunime mūsų gražusis? Ar pamenate kraują, kaip viena iš mūsų vėliavos spalvos? Kraują, kuris nudažė mūsų miškus ir palaukės. Žuvusiųjų mūsų brolių ir sesų atminimo būkime verti. Ačiū. Kviečiu prie mikrofono partizanę Stasę Stanienę. Nu ką galiu pasakyti? Dar yra likusių mūsų bendražygių. Žinoma, pas mus jau metai labai ilgi, dideli, bet mes stengiamės, kaip galima dar juos pratęsti ir dar kovoti, kad būtų visą laiką nepriklausoma Lietuva. Budalytė, medicinos seserį partizanų. Aš ne partizanė, tik esu partizanų ryšininkė. Kiek galėdama padėjau. Pavyzdžiui, šalia manęs stovi Norkus Alfonsas. Kada aš atvykau ten, partizanai išvykdavo į žygį, prašė, kad aš pasilikčiau keletą parų. Ir ten aš pasilikau ir jis buvo labai silpnas. Turėjau tą vakarą prieš apsupant. Mus tai turėjo 41 ir 2 dalis temperatūros. Ar ryte mus apsupo ir išbėgom per tą mūšį. Nu ir kiek galėdamas jam jau padėjau, kaip sako, ir maitinau, ir arbatas viriau, ir vaistus reguliavau, kiek jau galėdama. Nu jam, aišku, buvo tokia vaikiška lyga, bet jis jau buvo 16 metų ir jis labai sunkiai pernešė, kaip vadina žmonės timai. Nu reiškia, ta lyga praeinama, bet tai reiškia, priežiūros vis vien reikia. Nu ir kada rytmeit mūsų apsupo, sargybinis davė šūvį, tai iš pirmųjų bunkerių jie išbėgo laimingiau, o mes čia, reiškia, papuolim tiesiog po šūvių. Tai buvo, turėjom 2 kulkosvaidžius. Jau prie šito bunkerių, kur mes dabar buvome nusipaislavom, sakė, kad 2 kritė, reiškia, iš mūsų kulkosvaidžių. Bet aišku, aš pradėjau slapstytis, aš jau nebegalėjau iš šviesą išeiti ir aš nebežinau. Teisybės, kas pasakysiu, jie nesigyrė, o tai buvo žinių. Na ir dabar, ką aš daugiau pasakysiu, galbūt pasakysiu eilėraštuką žemaičių partizanų sukurtą. Kovos lauke vaitojų šūviai ir kėlė saulė verkdama, apnuoginti lavonai guli ant gatvės pėstinkavide. Aplinkui grindinys čia kietas, po šonais krūva akmenų, o vietoj pagalvės padėta pluoštelis kruvinų šiaudų. Ir neateis pas jūs motulė, ir sesė gėlė neatneš, tik vėjas debesį užpūtęs, suvilgis kapą, kai užkas. Ir vien už tai, brangieji, šiandieną kapas skiria mus, kad brangę tėviškę mylėjot ir jos jūs gynėte laukus. Dėkuoju atvykusiems ir nepamirštam paminklus ir literatūros įstatymus. Župių vandenynų, kur šlama ošia girios ir gieda debesiai, už jūrių marių.
jau toli ten, minties sparnais aš išraižyčiau toli ten. Brangios tėvynės, laukų dirvonus tėvas, ir jas apleistas sielas, kasdien aš vis matau. Brangios tėvynės, laukų dirvonus tėvas, Vyras apleistas sielas, kasdien aš vis matau. Žemaičių regionų štabas įkurtas 45 metais, 44 metais, reiškia, bet ne toj vietoj, o Skirpšių kaime. Bet ir šitose bunkeriuose teko būti. Ir, žodžiu, yra labai buvo sunki partizanų dalia. Reiškia, kova buvo nelygi, bet visi kovojo kaip vienas drąsiai ir nebijojo, kad jų 100 ar 200, o mūsų tik keletas būdavo. Tai vat iš vienų kautynių mes vat čia su viena yra moteris, kur buvo štabas, tokį každailėn jaunutė, reiškia, yra su ją po vienų kautynių, mes atsidūrėm, reiškia, išėję iš tų. O šita moteris, reiškia, irgi buvo partizanė, jos vyras partizanas, o jų tėvų name pagrindimis buvo Žemaičių legionų štabas visas. Bet vat taip nelaimingai gavosi, buvo suimtas vadas, paskui buvo padarytas pasavas prie šito štabo, reiškia, 2 kautynis buvo didelis, keletas mūsų žuvo, ten darbutas paimtas buvo leitnantas į nelaisvę, paskui šitas Kauneckas žuvo ten, kitas du sužeisti buvo, bet jų, aišku, krito irgi ne vienas ir ne du. Tai, taip, čia vyko šitos miškuose. Tas štabas, štabų tikslas buvo sujungti visos Žemaitijos partizanus, reiškia, leidom mes ginkluoti su tokiu Petkevičiu Henriku, mes kartu dviese eidom, reiškia, kunigaikštinius miškus, kapitono Jozaičio vadovaujami būriai ten buvo, reiškia, paskui eidom Žavėnų miškus ten ir visus stengėmės surišti, tai sujungti tai yra ir kad būtų bendras vadovavimas, kad nebūtų savivaliavimo. Kaip čia eina kalbos, kad partizanai žudė ten vaikus, šeimas. Niekada šito nebuvo. Aš pats štabe buvau. Reiškia, ir taip po 3 perspėjimo tik taip išneždavo mirties bausmę. Aš žudė vaikus ir šeimas, tai specialus būriai buvo paruošti KGBistų. Reiškia, kažkoks pulkininkas buvo atvažiavęs ir met juos į miškus partizaniškai aprengtus. Tai jie partizanų vardu žudė būtinai komunistuojančius, plėšė, atiminėjo ir taip toliau. Tai vat keletas tokių būrių buvo sunaikinta, pačių partizanų buvo apsupta ir sunaikino, reiškia, tokių išaiškintų. Ir iš jų pasidarė labai didelis išdavystės, reiškia, ir štabas tas buvo rastas, sudegino tą namelį, reiškia, dabar ten mes prieš 2 metus buvom radę jį, tą vietą, ten padėjom žvakes, gėlių ir būtinai ten reikia kažkur tai paminklą ar kryžių pastatyti, kur pirmasis Žemaičių legionų štabas buvo. Tai tiek mes kovojom, aišku, kovojom ne už tokį Lietuvą, kokį dabar. Mes turim ir dabar galvojam, kurie partizanai yra išlikę, mangi žuvo tūkstančiais jų ir pagrindė beveik visas jaunimas buvo, kur mes neįdom miškus, reiškia, visur įsirikiuodavo, tai vien tik studentai, gimnazistai, tai arba karininkai,
reiškia, buvo kovojo ir beveik visi padėjo galvas. Nu, beveik visi. Vienas kitas, tai per didžiausią laimę išliko gyvas. Labai mažai. Tai aš galvoju, kad mūsų kova dar nebaigta ir Lietuva dar nėra nepriklausoma. Tik tai tiek, kad nemindo tas batas, purvinas okupantų mūsų žemės jau ir netraiškus su tankais mūsų žmonių. Bet mes turim dar būti budrus ir būtinai kovoti ir laimėti ir kad būtų tikra nepriklausoma Lietuva. Ačiū. O kurios, reiškia, tėvų namukė buvo štabas partizanų pirmas, reiškia, Žemaičių legionų. Aš labai buvo ir jos vyras, ir tėvai abudu žuvo, kadangi buvo suimti, per tardymą žuvo tėvas. Nu, porą žodžių, pakalbėt. Dabar nieko nepasiruošus, man nieko nepranešti. Nu, tai ir aš nepasiruošęs. Kaip čia man pasakęs? Nustatyškas čia buvo. Tiesiai, nuspaus tą ir pripat mumos laikyti. Tai jie buvo pradžia Žemaičių partizanų užuomazga. Nu ir taip sustojo pas mus netikėtai ir kurį laiką buvo globojami pas mus. Aš buvau ir ryšininkė, kartu buvau ir partizanė, viskas kartu. Nu ir taip, atsiprašau, ačiū už viską, kurie klauso. Nes nepasiruošusi. Prasižiojęs mirusius praryt, per pučnynus raitosi etapą, nei pradžios, nei galo nematyti. Saulė kėlės juokėsi ir sėdo, ir apsavo stepė buranų. Liko tolios užpustytos pėdos ir svajonės tolimų dienų. Ir svajonės tolimų dienų. Vienu žodžiu buvo Bagdonas Stasys ir Platakis Zigmas, čia kur aš stoju. Mumis turbūt mylėjo už sąžiningumą, už savo, nu, tokį galbūt, kaip sak, tylėjimą, viską, ką mes buvom tokie kantrus ir labai mokėjom laikyti liežuvį iš dantų. Kiek aš galėjau, žinių gaudavau iš alsėrių, kur siautimai, kur kas ir panašiai. Cigarečių parnežau, darėm tą, ką galėjau. Tik tai tą norėjau pasakyti, ką mes vaikai galėjom padaryti daugiau. Ačiū. Daug iššautų gilzių, taip pat įvairių daiktų. Nuo čia tiesiai į rytų, šiaurės rytus yra dar 2 bunkeriai. O širdis vaitoja laisvės alkana, skruostus nuriedėjo ašara viena. O širdis vaitoja laisvės alkana, tuščios ir nuobodžios slenka dienos čia. O žartis nugyvena, nužymi
akis, aidi sargo žingsniai raktus vankesys. Nieks, oi nieks nežino, kiek tu čia kentys, kalinio galūžė, oi sunki, sunki. Bunkeris į tolį į šiaurę. Į šiaurę. Kada mane suėmė. 45 gegužės 3. Išvežė į Telšius. Iš Telšių į Mažeikius. Mažeikis pabūnant kalėjime pasidarė okupaciją. Galvoju, kad mus paleis. Iš Mažeikį išvežė į Jaugavą. Jaugavoj buvo, o jie iš Jaugavos, dabar kiek girdžiu, suprat, nieks nemanau, o kiek ten lietuvių išvažiavo iš Jaugavos. Ten specialiai buvo lageriai sudaryti. Viskas, ačiū. Krūtinė sužeista jaus. Pabudink žmonės, kurie dar miega, vesk į vienybę, sustiprink jėgą. Gana brolyčiai, gana miegoti, jau laikas keltis į darbą stoti. Nežinau, tai pasakė. Vaikė. Išsprūgždėjimų tai jau. Vado majoro Jono Semeškos arba slapyvardžiu Liepa sūnus. Man labai džiugu matyti kai kurios čia jau pažįstu, buvusius tėvelių partizanus, kitų dar tik tai iš kalbų supratau, kad jie buvo mano tėvelio vadovaujami. Labai man patiko, kai pasakė Stepas Grybauskas. Ne už tokią Lietuvą kovoju. Taip, ne už tokią. Na, bet aš manau, kad ateis laikas. Vis tiek, anksčiau ir vėliau. Lietuva bus tokia, kokia turėtų būti. O aišku, turėtų atgailauti. Ir bus visuotis susitaikymas. Deja, to neįvyko. Mes atleidom, o jie valanda. Ir 40 metai nepasikartos. Nors mus, karius ir šaulius, visokiais būdais žemina, skriaudžia, mes blogai ginkluoti, mažai turim šaudmenų. Bet vyrai, aš manau, laiko atėjęs, mes žinosim, į kurią pusę iššauti. Ar ne taip? Brangus žemaičiai, stovėme visi prie didžiojos tikrovės, realiosios tikrovės, mūsų kančių partizanų vietos. Kiek čia skausmo susigėrė į šitą samanas, į šitą aplinką. Ir šitas skausmas nenuveis veltui. Jis palaimins mūsų tautos rytojų. Man labai gražiai įstrigo kalbėtojų viena mintis tenai prie paminklo. Jei Lietuva išliko švariausiai po Baltijos tautų etninių atžvilgių, 80% jį liko lietuviška, tai dėka nesniečkaus laviravimo politika, bet partizanų krauju, kurie tiek ilgai gynė mūsų tautos likimą ir priešui davė baimės neužplūsti į mūsų šalį. O čia ir yra pats svarbiausias argumentas, kodėl mes didžiuojamės, kad mes neturim tautinių problemų. O Latviai, Estai nepaprastai to vargsta, nes jos užplūdo begalybė atėjūnų. O mes per partizanų kraują
mes juos gąsdinom ir šitokiu būdu išlaikėm grinumą Lietuvos. Būk pagarbintas Viešpatie šitoj kančioj mūsų tautos. Bet kaip sakė, už tą progą, kurią praleidom, galbūt ir dangus buvo užrūstintas, kaip kada buvo Seimas Landsbergio, buvo pasiūlyta padėkoti per Mariją už laisvę. Tai parlamente nesurinko net 14 balsų, nes jį per pigiai mums atėjo nelauktai, o dabar mes turime ją savo vargu, savo rūpesčiu, savo pastangoms, tai dangaus išprašyti. Jūs matėte turbūt prie Laisvės paminklo, kai kalbėjo įdomiausios temos, buvo kalbamos kripto mokytojų, istorikų ir kitų. Dalis, būrelis jaunuolių 18-mečių visiškai nereaguodami kramto gumą ir savo tarpusavį štukas krečia, nes tu daug sumokėjai už laisvę. O dabar šventinsim šį paminklą. Ir šventosios dvasios. Tie padeda mūsų Viešpats. Viešpats su jumis. Melskimės. Šventasis Viešpate, visagalis Dieve, amžinasis Dieve, prašome tave palaiminti šį kryžių ant paminklo, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą mūsų tautos, lemtų mums šviesų rytojų, gelbėtų sielas, kurios per laisvės kovas nukeliavo į amžinybę, būtų pagoda, priedanga, gynėjas ir įkvėpėjas tėvynės meiliai šis paminklas. Jo ant tautos kankinių paminklo, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo ir savo kančią nugalėjai gundytoją, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus suklydimu ir neklausimu Dievo įsakymu. Šventino šį kryžių vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios, kad tie lietuviai, kurie praeis pro šį paminklą ir suklups maldoje, garbindami šį kryžių, patirtų dvasios pakilumo, ugnies meilės tėvynei ir sielų palaimą per Kristų mūsų Viešpatį. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Dabar pagal galimybės prieikim, kas galite prie kryžiaus ir palieskime šią kančią Lietuvos kryžiaus pabučiavimo. Kryžiaus šventas, Paimkit su vėliavom, su šiuo kryžiu. Neveltui
Oi, ten labai nedaug, bet vis tiek buvo gerai. Liūdės tiesiog pavažiavo, kaip čia pradėjo šnekėti, jau pradėjo sakyti, kad Čia mūsų viena. bet tik aš iš to tik tai vieną matau, ten iš Klaipėdos buvo atvažiavęs ir jau Nu, kaip nors, ten jūs pavalgykite. Tai jau mes kaip jūs. Tai aš duodu. Keitų dalykų. Žemai kurvedžiai, kurie šitiek nuostabiai dainavo ir šitas reportaras mumis tiesiog vertė į ją jaudintis. Šitoks parinktas puikus reportaras pagal tremtinių ir politinių kalinių. Sveikinu Jūs ir linkiu Jums didesnės kloties ir sėkmės ir nepamiršti telšių žemaičių. Juozelių išsekančiais metais bus 90. Įsivaizduojat, ką tai reiškia turėti tokį draugą. Už mus, už mūsų tėvynį ir už visus čia esančius. Ačiū. Ai, geras. Ai, geras. Geras tostas. A jūs ką tik taip 3 kartus partizanų sūnus ir anūkas. Da mažai trūko būčiau ir mažėlį atsivežęs, bet susirgo. Da būtų proanūkis, o partizanų. Buvau atvežęs vasaros. Palangos parodžiau knygų. Jo. Juozelį nepamirškit. Mano Juozelį nepamirškit. A Juozelį tikrai kažkaip pamirškit. Juozelį valgydingi. O tai čia norkiukai. A mūsų himno aparatas jau baigė? Žilnai pasiruošk. Labą dieną. Šeštas kitas Gailius, kuris jums labai skambinau iš Palangos. Paskui jau perdavau artimiau, kur mes Она будет лично сам по теме, не? O čia, prašom, vienas čiponas Jungilas, su kuriuom mes praradom, jis prarado atostogas ir ramybę. Ir jis ne tik šiandien, bet ir dar daugelį metų, daugelį pasliekų planų. Kas atsistoja man šiandien nešioja mano archyvus. O ir čia visi jau Gailių gimė. Mano Juozelis, buvų draugas. Vaikininkai, ir dar Palauk, kaip mes nutarėm? Tam kol neverčia pastosim niekur. Apvitau. Arba stosim čia. Suvaidoja savęs miškam, suvaidoja O, tavo vaikams. Dapai. Kas pažįst. Juozelis, žiūrėk, Juozelis tau nors žodį sakė. Sak, nėra sako.
Tai ką tu šiplikė tai duodi? Jiems iš to mūsų šeimos, ta pačia mano visi broliai ir vaikai, jiems iš to ką. O, vienas. Tas Juozas, tas labai pūniškas, nepanašus. Nepanašus. Tas ir Juozas, ten sesuo viena ir ten sesers vyras, čia ir sesers sūnus du. Simon, va čia Eugenijus, balta galva. O tą jau pažįstu. Pirmiausia, kol tai jiems iš to. Žmona, žinok, vyra visuomet mylės, jeigu vyras tabaku ir šnapsus mirdės. Kodėl laimutė neskraido? Laimutė turi daug darbo, ji niekas taip jau neišleidžia. Aš jau sakiau, jeigu sekantį ką susitikim, tai bučiuosi visą naktį. Pasibaigęs kelias. Tai kur dabar laimutė? Nor atvažiavau mamą svesti ir mamą buvo išbužinti, kad mums išbužinti, tu kad išbužinti. Bužinti? Bužinti, nu surakė. Tai kai jūs ten nepridėjo. Svarbu, mums kaip daryti direktorių torbu. Pagalaikom komunistų. Paskiau šaugiau, kada buvo direktorių. Algar Torbon. Ir mums buvo labai geras draugas. Kartu kėlus ir dabar jis sako, ką, sako, įstoti politikai. Sako, rodyti, atsiskatyti su valstybė ir įstoti. Он зараз полнуть бешки, без симпатизаву внутрь, ну вот и